Labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandieninė istorija bus tikrai labai liūdna, žiauri, su labai žiauriomis nuotraukomis. Apskritai nežinau, ar YouTube'as jas leis uždėti, jeigu leis, tai jūs tikrai jas pamatysite, tai iškart perspėju. Iš vis apskritai nesuprantama, kaip kiti asmenys gali elgtis ir daryti tokius siaubingus dalykus kitiem asmenim, bet kita vertus ši istorija taip pat yra kaip ir įkvepianti, kad nepaisant to, jeigu tu prarandi visą savo gyvenimą, kad jis tiesiog yra jau sužlugdytas, kad tau nieko nebeliko, kad tu negali pasiduoti, tu privalai kovoti iki pat galo, kol galiausiai bus įvykdytas teisingumas. Tai ši istorija būtent bus ir tokia. Yra sukurta ir dokumentika ir jie irgi yra labai jautri, su labai daug jautrių video ir labai jautrių detalių, tai irgi nėra skirta kiekvienam, bet tą dokumentiką irgi paliksiu apačioj, kas norėsit, galėsit ją irgi pasižiūrėti. O dabar, kaip visą laiką, pradėkim šią istoriją nuo pat pradžių. Pirmiausia, pradėsiu nuo Judy Ann Hensel Malinowski. Tai jie gimė 1982 metais rugpjūčio 26 dieną Kolumbe, Ohajo valstijoje. Tai aš ją vadinsiu tiesiog sutrumpintai Judy Malinowski, nes visi artimieji būtent ją taip ir vadino. Tai jos mamos vardas buvo Bonnie Baus, o tėčio vardas buvo Thomas Henselis. Judy Malinowski buvo labai išvaizdi mergina jau nuo pat savo jaunystės dienų, dėl to teigiama, kad ji turėjo labai daug draugių ir draugų, kad visi tiesiog norėjo būti su ja kartu. Ji buvo tas vaikas, kuris buvo labai populiarus mokykloje, ji lankė įvairius būrelius. Vienas iš tų būrelių buvo tas cheerleader šokėja ir jai tai labai patiko, tai buvo jos kaip ir po pamokinį veiklą, o kiek vėliau, kai atėjo jos paauglystės laikotarpį, ji pradėjo dalyvauti įvairiuose Miss paauglė, kiek vėliau Miss, jau kai ji ir saugo, dalyvavo tuose visokiuose, kaip jie čia dabar lietuviškai užsivadina, beauty pageants. Ir teigiama, kad kai jie jau buvo pilnametė, jis iš tikrųjų ir laimėjo Miss karūną to savo miestelio, kur jinai tenais gyveno. Tai jinai buvo karūnuota Miss New Albany. Ir teigiama, kad ji labai tuo didžiavosi, jos visa šeima labai didžiavosi ir tiesiog atrodė, kad visas gyvenimas, nesvarbu, kurią kryptį jinai pasirinktų, viskas jai sekėsi tiesiog labai gerai. Po vidurinės mokyklos ji taip pat įstojo į universitetą. Tiksliai tik nežinau, ką jie įstojo mokintis, bet teigiama, kad kai jis buvo 21 metai, ji jau susituokė. Ir kad tie santykiai jos pirmi irgi nebuvo labai kažkokie kaip ir sėkmingi, geri, kad su tuo vyru ilgai neišbuvo, bet jie abudu turėjo 2 vaikelius, kurios buvo mergytės. Tai vienos mergytės vardas Caitlin, o kitos Madison. Ir teigiama, kad Judy, jos vaikai buvo visas jos gyvenimas, tiesiog buvo kaip vos ne kažkokia tobula mama. Iki 2006 metų. Nes 2006 metais Judy Malinowski buvo nustatyta, jog jis serga vėžiu, iš tikrųjų jai buvo kiaušidžių vėžys ir jie ilgus metus kovojo, kai galiausiai jau atrodė, kad jinai kaip ir įveikė tą vėžį, bet tada tas vėžys vėl atsinaujino ir jinai vėl turėjo eiti per visus tuos sunkius gydymus, jog Judy buvo išrašyti labai stiprūs opioidiniai vaistai, prie kurių tu gali labai greit priprast. Dėl šios diagnozės jai buvo atlikta histerektomija. Galiausiai, kai jau jai kaip ir pavyko galiausiai nugalėti šį vėžį, ji buvo labai stipri priklausoma nuo tų opioidinių vaistų. Ir teigiama, kad tiesiog nieks jai kaip ir negalėjo padėti, kai jau atėjo laikas, kada daktarai teigė, kad gerai, tu jau kaip ir beveik kaip ir užgijai, mes jau turim pradėti mažinti tą dozę ir galiausiai jau iš vis nustojo ją išrašyti tuos opioidinius vaistus. Judy tiesiog kaip ir negalėjo gyventi, teigė jos šeima. Juk ji buvo jau ant tiek priklausoma, kad ji tiesiog netgi eidavo į gatves ir ieškodavo tenais, kas kur nors parduoda tuos opioidinius vaistus ir tuomet tenais nusipirkdavo ir juos vis tiek vartodavo ir vienu žodžiu jai galiausiai įsivystė dėl to jos vėžio ir dėl to vėžio visokių komplikacijų labai stipri priklausomybė. Tai apskritai, tarkim, dabar visam pasaulyje kažkur 16 milijonų žmonių yra priklausomi būtent nuo opioidinių vaistų. O teigiama, pačioj Amerikoje yra 2,1 milijono žmonių, kurie būtent turi priklausomybę nuo opioidinių šitų vaistų. Tai yra labai didelis skaičius. Ir Judy Malinowski buvo viena iš jų. Ir teigiama, kadangi tie opioidiniai vaistai, jie nėra pigus ir tu negali jų taip lengvai gauti, kad daug lengviau tau yra gauti kitus narkotikus gatvėse.
Dėl to jie su laiku, su metais jis jau perėjo prie tų kitų narkotikų, kad galiausiai turėjo jau heroino priklausomybę. Tuo laikotarpiu ji kaip ir nebuvo jau tuomet geriausia mama, nes jai jau kaip ir nelabai rūpėjo, jai rūpėjo tik jos narkotikai, jie palikdavo dažnai savo tas 2 mergaitės namuose, dėl to jos mama Bonnie, jie turėjo kaip ir įsiterpti visą šitą ir paimtas mergaitės iš jos ir tuomet Bonnie 4 metus prižiūrėjo tas mergaitės. Bet, kai praėjo 4 metai, Judy galiausiai susisiekė su savo šeima ir teigė, kad jinai jau yra pasiruošus, jog ji nori užsiregistruoti į priklausomybių centrą ir galiausiai gydytis, nes ji nori atgauti savo tas 2 mergaitės. Kai Judy išėjo iš reabilitacijos klinikos, teigiama, kad jai labai gerai sekėsi, jis sugebėjo atgauti savo 2 mergaitės, jie prisižiūrėjo save, jie išsinuomavo būstą, jis susirado darbą ir ji tiesiog vėl buvo ta pati mergina, kuri buvo ir prieš visus tuos narkotikus ir prieš tą savo vėžį. Ir Judy šeima buvo labai laimingi, nes jie jau galvojo, kad nieko daugiau kaip ir negali nutikti šiam pasaulyje, kad jau ta visa priklausomybė yra kaip ir pamiršta. Tai dabar peršoksim šiek tiek į priekį 4 metus, tai yra į 2015 metus, kai Judy gyvenimas tiesiog apsiverčia visas aukštiem kojom. Nes teigiama, jog balandį Judy gauna Facebook'e žinutę nuo vyro, kurio vardas buvo Michaelas Slageris. Ir tuo laikotarpiu jis buvo statybininkas ir jis tiesiog parašo, kad mačiau tau nuotraukas, kad tu labai graži, kad kaip tu išgražėjai ir jie tiesiog užmesga tokį kaip ir pokalbį. Nes teigiama, jog Judy ir Michaelas jie buvo pažįstami iš anksčiau, tik tai, kad tarp jų nieko kaip ir nebuvo, jie tik tai pasisveikindavo tikriausiai ir sakdavo savo skirtingais keliais. Ir šis Michaelas dabar pamatęs Judy, jis kaip ir pradėjo iš vien sakyti jai, kad tu man labai patinki, kad mes susitikim ir vienu žodžiu galiausiai jie pradėjo draugauti. Ir šiek tiek apie šį Michaelą, jis tikrai nebuvo geras vyrukas. Jis turėjo labai daug tatuiruočių, jis atrodė iš išvaizdos, kad jis jau net nėra geras vyrukas, bet jis ir viduj buvo labai negeras, nes jis turėjo labai ilgą kriminalinę istoriją, jis buvo ne vieną kartą teistas, jis turėjo vieną savo vaiką prieš tai, jis dažnai turėjo reikalų su policija dėl įvairiausių priežasčių, tai paskaitysiu jam vos kelias, nes tenais kaip dokumentikui bent jau vardijo, kiek jisai turi tų visų nusikaltimų, tai ten buvo kažkas net apie 30, tai jis turėjo labai daug smurto šeimoje kaltinimų, užpuolimų, net išprievartavimų kaltinimų, tuomet daugybė smulkių vagysčių, pavojus vaikams, seksualinis smurtas, agresyvus elgesys viešoje vietoje, persekiojimas netgi, priešinimasis suėmimai, nesiregistravimas kaip seksualinis nusikaltimas, trukdymas tarnybiniam darbui. Nežinau, ar Judy tuo laikotarpiu žinojo, jog jis turi tokią ilgą kriminalinę praeitį ar ne. Michaelas, kai suprato, kad jis negali labai kaip ir valdyti Judy, kad Judy yra, kad ji turi tokią stiprią savo asmenybę ir kad tu jos taip lengvai nepastumdysi, kad jinai gali už save pastovėti, jis nusprendė, kad yra vienintelis būdas, kaip jisai galėtų ją pradėti valdyti. Ir tas būdas buvo tai, jog jis vieną vakarą tiesiog atsinešė narkotikų jos butą. Teigiama, kad jis niekada pats nevartojo narkotikų, jis atnešė tuos narkotikus jai. Ir tuo laikotarpiu tikriausiai Judy jinai negalėjo atsispirti tam ir ji vėl atkrito ir užteko tik to vieną kartą. Ir ji tiesiog atkrito ir vėl nebegalėjo jau save susistabdyti. Ir teigiama, jog Michaelas jis specialiai kiekvieną kartą, kai jie susitikdavo, jis savo norų jai atnešdavo narkotikų. Nežinojo, kad tokiu būdu Judy jo klausys 100% ir kad ji galiausiai bus nuo jo priklausoma. Nes jis antiek net nesveikas buvo. Ir beje, jisai buvo labai agresyvus jų visoj toj draugystėje, jeigu apskritai tai galima pavadinti draugystę, nuo pat pradžios. Kad jis ne vieną kartą buvo jai sumušęs, ne vieną kartą bandė ją smaugt, kad ji ne vieną kartą netgi skambino savo sesę ir teigė, kad jinai slepiasi viešbučiuose, kad jinai galvoja, kad šis vyras ją užmuš, bet galiausiai jie kažkaip, nežinau, susitaiko ar vėl kas nors ir kad jie vėl kaip ir būna kartu ir tie santykiai, jie niekada nebuvo geri, net nuo pat pradžių. Teigiama, kad net Bonnie mama, ji netgi buvo rašius Michaelui, kad tiesiog palik mano dukrą ramybėje, kad ji nenori su tam nieko bendro turėti, bet jis tiesiog, kai jie susitiko, jis iškart pradėjo ją persekioti ir tiesiog nuo jos net stodavo. Ir taip pat kitas dalykas, ką jisai dar darydavo, kad jisai dažnai skambindavo policijai. Jo, kai jisai tik suprato, kad Judy dabar yra jau vėl atkritus, kad jinai vėl jau pradėjo vartoti tuos narkotikus,
Jis ne vieną kartą skambino policijai ir teigė, kad, tarkim, aš nerandu, kur yra Judy, kad aš dėl jos nerimauju, jie vartoja narkotikus, kad ar galit ją surasti. Bet kitus kartus jis skambina ir teigė, kai jie susibara, kad Judy dabar yra namuose, su jie yra tie 2 jos vaikai ir kad tiem vaikam vos nėra tenai saugu būt, nes Judy yra priklausoma nuo narkotikų. Ir šios dalykus darydavo tuo met, kai jie abudu susipykdavo. Ir tai buvo jau toks kažkoks kaip keršto, nežinau, dalykas, kad jeigu tik tai kas, jis iškart skambina policijai ir iškart bando, kad Judy kažkas suimtų. Jis netgi Bonnie, tai yra Judy's mamai, pats prašydavo, kad, tarkim, šiuo metu jūsų dukra yra priklausoma vėl nuo narkotikų, kad jinai atkrito, kad aš nevartoju narkotikų, bet ji vartoja, kad aš jos negaliu suvaldyti ir vienu žodžiu jis bandė apsimes, kad jis yra geras, o jie yra bloga tuose santykiuose. Nors esmė tame, kad jie kai išdraugauja jau kažkur 1 mėnesį kartu ir tie santykiai tiesiog buvo aukštyn žemyn, Judy ne vieną kartą bandė pabėgti nuo jo. Ji ne vieną kartą skambino policijai pati net, kad tik tai jis būtų sulaikytas. Ten dokumentikos metu lyg sakė 13 kartų skirtingų, kad Judy skambino į policiją ir teigė, kad jis prieš ją smurtauja ir kad tiesiog ar jisai gali palikti jos butą, bet žinot, kai policija atvažiuodavo, kas įvykdavo, šitas vyras apsimesdavo, kad jis yra labai geras ir jis visada sakydavo policijai, kad jie yra tiesiog apsvaigus dabar, dėl to jinai kaip ir nesupranta, ką jinai sako, bla bla bla, ir galiausiai policija visą laiką patikėdavo juo, o ne tą moterim, kuris skambindavo ir prašydavo pagalbos, ir galiausiai išvažiavo ir per ne vieną iš tų kartų jis nebuvo suimtas net ne vienai dienai, kad tarkim išvežtas į nuovadą ar panašiai. Ne. Sakau, kad kai ji netgi ir pasislėpdavo viešbučiuose, jis vis tiek ją atrasdavo, kad jis tiesiog, nežinau, buvo žiauriai jos apsėstas ir tiesiog, kai jisai pamatė ją, jis nebenorėjo nuo jos daugiau atstot. Galiausiai, kai Judy išbandė tiesiog visus variantus ir niekaip jai nepavyko pabėgti nuo šito nesveiko vyro, ji nusprendė, kad gerai, jeigu aš užsiregistruosiu vėl į tą reabilitacijos centrą, kad aš ten būsiu galiausiai saugi, nes jis ten negalės patekti, aš neturėsiu ten telefonų, visų šių dalykų ir galiausiai aš vėl būsiu blaivi ir galiausiai jis apskritai negalės manęs kontroliuoti, nes aš tiesiog galėsiu kreiptis į policiją ir galiausiai policija paims jos pusę, o ne šio vyro pusę. Ir iš tikrųjų turėjau jau tenais atvykti rugpjūčio 2 dieną. Tai atmenkit, sakiau, kad jie pradėjo draugauti balandžio mėnesį su juo, ten kažkur gale. Tai jie su juo išbuvo vos 4 mėnesius, nes jie rugpjūtį jau teigė, kad jie jau buvo užsiregistravęs tą reabilitacijos centrą ir kad jie jau nenori su juo turėti jokių bendrų dalykų, kad jie tiesiog nori nuo jo pabėgti. Ir teigiama, kad kai Michaelas sužinojo, kad jie nori šios visus dalykus atlikti, jis tiesiog teigia, kad jis vėl apsimti, nežinau, kad jis yra geras, jis teigia, kad aš tave nuvešiu į tą reabilitacijos kliniką. Teigiama, kad kai jie važiavo visą tą laikotarpį, kad šis vyras nesveikas, iš vien ją vadino visokiais žodžiais, tiesiog galiausiai, kad jie sustojo degaliniai, Judy išlipo iš automobilio ir taip pat visas šis dalykas yra beje nufilmuotas, nes kadangi tai buvo degalinė, jau visai šalia buvo bankas ir tai buvo jaudri gatvėje, kad tikrai buvo kamerų. Ir teigiama, kad Judy matoma per tas kameras, kad jie abudu kaip ir ginčiasi, jie šaukia vienas ant kito, nes tu matai, kad tos rankos tiesiog labai stipriai tabaluoja, kad jie abudu yra tikrai įsiutę vienas ant kito. Ir Judy meta į Michaelą gėrimą ir tuomet tiesiog atsitraukia ir atsisėda ant žolės ir tiesiog nežinom, kas tuo laikotarpiu vyksta. Tuomet Michaelas nueina link savo automobilio, atsineša visą tą baką benzino ir pradeda piltą benziną ant Judy, kai jinai sėdi ant žolės. Ir teigiama, irgi kamerose matome, kad tuo laikotarpiu ji kaip ir bando atsistoti nuo žemės, bet teigiama, kad jai benzino buvo įpilta daug į gerklę, kad jai visur pradėjo deginti, kad jinai pradėjo labai stipriai kosėti, ji vėl nukrito ant žemės. Tuomet Michaelas atsinešė žiebtuvėlį ir tiesiog uždegė ją. Jo. Apipylė ją benzinu ir tuomet uždegė ją. Ir visas šitas dalykas, kaip jau sakiau, yra nufilmuotas. Ir Judy iš karto pradėjo tiesiog labai stipriai musikuotis. Jinai užsidegė tiesiog visas jos kūnas tiesiog va taip akimirksniu. Ir irgi tiesiog visos šios šiaurios detalės, kad ant žemės krenta, bando save užsigesinti, bet ji dega tiesiog labai labai stipriai, kad jai nepavyksta save susigesinti. Ir žinot, ką Michaelas daro? Jis žiūri, jis ne tai, kad bandytų ją užgesinti, kad susivoktų, galvoju, kad o Dieve, ką aš padariau, kad man reikia padėti jai, jisai stebi ją. Ir stebi, kaip jinai tiesiog spiegia iš visos jėgos, kiek tik tai gali.
Kadangi, kaip jau minėjau, tai buvo judri gatvė, žmonių buvo nemažai aplinkui ir teigiama, kad jie nebuvo šalia jos, bet jie buvo gana toli, bet jie irgi matė visus šiuos dalykus, kas įvyko. Ir kai Michaelas apsidairė ir pamatė, kad kiti žmonės stebi ir jau, kad kiti žmonės skambina 911, kad jau visi panikuoja ir šaukia, kad ką tu darai, tuomet jisai nubėgo link savo automobilio, įsitraukė gesintuvą ir tik tuomet pradėjo gesinti. Tai čia praėjo kažkur apie 40 sekundžių, link minutės, kai jis galiausiai susivokė, kad reikia pradėti tą moterį gesinti, kuri jinai tiesiog visa dega. Kai Judy Malinovski buvo atvežta į ligoninę, jos visa būklė buvo labai žiauri, nes jūs įsivaizduojat, kad kai žmogus susidega, kad tiesiog tu net kartais negali to žmogaus atpažinti. Ir taip būtent ir nutiko su Judy, nes jos kūnas, ten buvo parašyta 70% kūno jos tiesiog apdegė. Ir jie turėjo tiek 3, tiek 4 laipsnio stiprius nudegimus. Jau jos visų plaukų neliko, blakstienų, jie akla liko, jos ausų neliko, nes jos sudegė, jos visas veidas, jos kūnas, tiesiog irgi per dokumentiką rodo jos kūną ir tu tiesiog net negali žiūrėti, nes ant tiek viskas yra labai žiauru. Ir teigiama, kad kai daktarai ją pamatė, jie teigia, kad jai liko gyventi vos kažkur 3 valandos. Jeigu leidžia tas nuotraukas uždėti, tai matysit, jeigu ne, tai teks jums patiems pasigūlinti arba pažiūrėti dokumentiką, jeigu norėsit pamatyti daugiau, bet tiesiog visas jos kūnas, tiesiog visur atrodo, kad kai ją žiūri, atrodo, kad tu nematai kažkokios vietos, kuri nebūtų apdegus. Kad tiesiog viskas yra labai pažįsta, jos visa oda. Ir pirmas asmuo, kuris atvyko į ligoninę, tai buvo Judy sesė ir ji teigia, kad ji tik įėjo į tą palatą, ji pamatė savo sesę ir iškart jos net pažino. Ir jinai net kai pamatė ją, iškart ją supykino, kad jinai iškart išbėgo iš tos palatos, iškart netgi apsivėmė tam pačiam koridoriui ir po to net pradėjo alpt vien dėl to, kad jinai pamatė visą tą vaizdą. Ir tuomet atvyko jau Bonnie, Judy mama, ir jie irgi tiesiog negalėjo net atpažinti savo dukros ir tai iš pradžių teigia, kad jinai net nežino, kad ar tikrai čia jos yra dukra ir kad ar tikrai neįvyko kažkoks kitas dalykas ir kad čia kažkoks kitas asmuo, nes ant tiek tiesiog visas vaizdas buvo labai žiaurus. Michaelas, jis irgi buvo atvežtas į ligoninę, nes jis turėjo tiesiog minimalius, vos šiek tiek čia ant pilvo, tokius kaip ir mini apdegimus. Ir žinoma, policija jau šiuo metu yra ligoninėje, visi tiesiog pasibaisėję, nori paaiškinimo, kas po galais nutiko. Ir tuo laikotarpiu vienintelis asmuo, kuris galėjo kalbėti, tai buvo Michaelas. Ir žinot, kokia jo istorija buvo? Jis teigė: taip, mes ginčinomės, mes išlipom iš to automobilio, tuomet Judy netyčia pati save apsipylė benzinu, bet jis teigia tik tai šiek tiek ant savo maikutės, nes jis teigia, jie bandė įsipilti benzino ir jinai kažkaip save apsipylė tuo benzinu. Ir Michaelas teigia, tuomet Judy tiesiog norėjo užsirūkyti cigaretę ir kai jinai tik tai ją užsidegė, tuomet ir jos visas kūnas susidegė. Ir kad jis tuomet prišoko, iškart jos gesint ir galiausiai dėl to visas šitas dalykas įvyko, bet vienu žodžiu jo versija buvo tokia, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas. Žinoma, policija iškart nuo pirmų minučių juo netikėjo, nes kokio velnio tu degalinėje apsipilsi save degalais? Kad čia yra tiesiog pats nerealistiškiausias dalykas pasaulyje, ką tu gali pasakyti. Ir tuomet, kai tu apsipili degalais, jeigu tu kažkokiu būdu dar ir sugebi apsipilti visą degalais, kad kažkokiu būdu tu nepagalvoji, kad gerai, aš esu permirkęs degalais, tai aš dabar paimsiu ir užsidegsiu cigaretę. Kad tai tiesiog pats nelogiškiausias dalykas. Ir kitas dalykas, jog jau policija buvo girdėjus tą 911 skambutį, kai liudytojai, jie pradėjo skambinti vienas paskui kitą ir jų versija buvo visai kitokia, jų versija buvo lygiai ta pati, kur aš jums sakiau prieš tai, jog jis atėjo su tuo visu baku ir visą baką tiesiog užpylė ant jos ir tiesiog tuomet ją padegė. Ir taip pat tuo laikotarpiu Judy vis dar kaip ir buvo sąmoninga, dėl to tyrėjai tiesiog greitai ėjo jos palatą ir jie tuo laikotarpiu tiesiog palinksėjo, kad kai jie paklausė klausimų, ar tu tai savo padarei, kad jie palinksėjo ne, ir kai tyrėjai paklausė, ar Michaelas tau tai padarė, jinai tiesiog palinksėjo taip. Ir teigiama, kad tą pačią dieną ji tiesiog paniro į komą ir 7 mėnesius net. Ji buvo komoj ir apskritai netgi daktarai stebėjusi, kaip apskritai jinai gali gyventi. Nes tiesiog jos kūnas, kaip sakau, buvo, jūs įsivaizduojat, kaip būtent apdegusio žmogaus kūnas atrodo, kad tiesiog labai tragiška ir jie iš pradžių davė tik tai 2-3 valandas, kad jie gyvens. O jau praėjo 7 mėnesiai, taip, jinai yra komos būsenos
komos būsenoje, bet ji vis dar gyvena. Teigiama, kad kol ji buvo komos toj būsenoje, jai buvo atlikta 60 skirtingų operacijų, kurios tiesiog buvo jai būtinos, kad ji galėtų išgyventi. Ir taip pat per visą šį laikotarpį ji buvo gaivinta netgi 7 kartus. Tuo tarpu Maiklas, jam buvo pareikšti kaltinimai, bet tik dėl to, kad jis kaip ir apipylė tą benziną ir padegė ją. Ir tai nebuvo kaltinimai dėl žmogžudystės, o tiesiog dėl tokio agresyvaus elgesio būtent prieš moterį, kad jis įvykdė. Ir kadangi jis turėjo būtent šiuos kaltinimus, jeigu teismas nustatytų pačią griežčiausią bausmę, kuri tik tai yra, žinot, kiek jis metų galėtų gauti kalėjime? 11. Lygiai tas pats, kas tu, tarkim, nežinau, sudegintum namą ir nieko neužmuštum, automobilį padegtum, ar, nežinau, kartais narkotikus gabentum ir irgi gautum tokį patį kaltinimą, kad, tarkim, apie 11 metų 10. O jis taip stipriai ją subjaurojo, ji negalėjo vaikščioti, ji vos galėjo kalbėti, negalėjo matyti, ji neturėjo net savo kai kurių pirštų, ausų, plaukų, antakių, tiesiog visiškai nieko, nosies. Ir jisai galėtų gauti tik tai 11 metų kalėjimo. Ir tai, jeigu būtų tiesiog pats griežčiausias verdiktas įvertintas jam. Jo. Dėl to, kai prasidėjo teismo dienos, apskritai jau visa gynyba išvien teigė, kad tai buvo kaip ir netyčinis nutikimas, jie laikėsi savo tos būtent teorijos ir teigė, kad jis kaip ir nelabai jos padegė, nors kiek vėliau buvo atrastas tas ir vaizdo įrašas, kaip jau minėjau, kad yra nufilmuotas ir dokumentikos metu irgi yra akivaizdžiai matoma, kas būtent įvyko ir kad Maiklas tikrai yra kaltas dėl visų šių dalykų, bet prokurorai jie galvojo, kad vis tiek Judy greitu metu mirs, nes tuo laikotarpiu, kai jau buvo tie visi procesai prasidėję teisminiai, jie vis dar buvo komos būsenoje ir jie tiesiog galvojo, vis tiek jinai mirs ir kai tik jie mirs, mes galėsim jau jam dar dadyti tuos kaltinimus dėl žmogžudystės tyčinės. Jie tiesiog laukė ir kovojo su tuo laiku, kada galiausiai Judy mirs. Ir kai praėjo tie, kaip jau sakau, 7 mėnesiai, Judy atsigavo. Jie atsigavo iš komos, ji vis dar buvo labai blogos būklės, jie, kaip sakau, negalėjo net vaikščioti ir visą laiką privalėjo būti tik tai ligoninėje, ji privalėjo būti ant labai stiprių vaistų ir vis tiek, nepaisant to, kad ji turėjo tuos vaistus stiprius savo sistemai, vis tiek jautė milžinišką skausmą ir kai tu tik tai paliesdavai jos odą, jie tiesiog net verkdavo, nes skausmas tiesiog buvo begalinis. Ir teigiama, kad Judy net būdama tokios būsenos, jie vis tiek teigė, kad aš kaip ir noriu dalyvauti tuose procesuose, kad aš noriu duoti parodymus prieš šį vyrą ir noriu papasakoti vis dėlto, ką jisai man padarė ir kad tai nebuvo kažkoks netyčinis nutikimas, o kad tai buvo specialiai man padaryta. Kai gynyba sužinojo šiuos dalykus, jog Judy nori vis dėlto dalyvauti teisme, jie pasikalbėjo su Maiklu ir Maiklas tiesiog pasirašė tuos dokumentus, kad vis dėlto jis kaip ir ne tai, kad pripažįsta savo kaltę, kad jis vis dėlto taip atliko, bet kad jis sutinka su ta bausme, su ta 11 metų maksimumu ir kad vis dėlto tuomet nebūtų buvęs tas teismas ir kad tuo viskas būtų ir pasibaigęs ir galiausiai taip ir buvo. Kad galiausiai Maiklas gavo vos 11 metų kalėjimo dėl to, kad jis taip stipriai ją subjaurojo ir beveik atėmė jos gyvybę. Žinoma, Judy buvo žiauriai nepatenkinta ir nusivylus, nes jinai teigė, kad jinai vis tiek norėjo duoti savo parodymus. Ir jinai tiesiog negalėjo nieko daugiau padaryti, jinai tiesiog turėjo susitaikyti su visu šiuo dalyku. Tuomet Judy, nepaisant to, kad ji buvo visą laiką prikaustyta prie lovos, aš nežinau, iš kur jinai semdavosi tos energijos ir stiprybės ir tiesiog tos visos dvasinių tų visų dalykų, juk jie su savo motina Bonnie nusprendė, kad jos kaip ir išleis tokį kaip ir įstatymą, bent jau pasiūlys tokį įstatymą vyriausybei, kad ar būtų galima, kad kitom aukom, jeigu kažkas nutiktų panašaus, kad tie kaltinimai, kad tas maksimumas būtų padidintas lygtais iki 18 ar 19 metų, o ne taip kaip tuo laikotarpiu, kad tik 11 metų maksimumas. Bonnie, Judy ir jos advokatas ilgus mėnesius dirbo prie to įstatymo ir galiausiai tas įstatymas buvo pristatytas vyriausybei ir galiausiai buvo surinkti visi parašai ir galiausiai ta bausmė buvo pakelta būtent Ohajo valstijoje. O kiek vėliau, lygtais 2022 metais, buvo padidinta ir visose kitose valstijose, kad dabar tu gali gauti kažkur 19-20 metų kalėjimo, jeigu tu atlieki būtent tokius dalykus. Nors tai vis tiek yra per mažai metų, mano manimu, bet jau vis geriau negu 11. Galiausiai praėjo metai.
Judy vis dar gyveno ir daktarai irgi dokumentikos metu teigė, kad tai buvo kažkoks stebuklas, kad jie apskritai nieko panašaus nebuvo matę, kad jie daugybę turėjo aukų, kurios tiesiog buvo stipriai apdegusios ir kad jie niekada neturėjo tokios moters, kuri būtų taip stipriai apdegus, kaip jau sakiau, 70% jos kūno buvo pažeista ir tie nudegimai buvo 3 ir 4 laipsnio ir kad jie tiek ilgai gyventų ir kad jie po tų 7 mėnesių komos atsigautų, dar biški šiek tiek kažkaip pakalbėtų ir dar turėtų tiek daug stiprybės savy viduj kovot, kad galiausiai būtų vykdytas teisingumas, kad tai buvo tiesiog kažkoks didelis stebuklas. Galiausiai, kai praėjo 1.5 metų, jo sveikata, jie tiesiog greitai vėl pradėjo kaip ir blogėti, nes nepaisant to, kad taip daktarai ją gydė, jie, kaip jau sakiau, padarė jai tą daugiau negu 60 operacijų skirtingų, bet jokios operacijos vis tiek šios moters jau nebūtų išgelbėję, kad daktarai teigia, jinai vis tiek greitų metu mirs, kad tai tiesiog gali būti šiandien, o gali būti rytoj, kad jie tikrai nežinom, bet kad jie ilgai tikrai negyvens, nes jos organai atsisako vienas paskui kitą ir kad tiesiog, kai Judy Malinovski būklė labai stipriai pablogėjo, prokurorai susisiekė su Judy ir jie teigė, jie pasiūlė tokį jai pasiūlymą, kad ar tu norėtum dalyvauti savo mirties teisme. Nes jie teigia, mes žinom, kad tu mirsi ir mes nežinom, ar tai bus rytoj, ar po savaitės, po 2 savaičių, bet sako, ar tu norėtum dalyvauti savo mirties būtent teisme. Tai reiškia, kad jie duotų parodymus prieš jie mirštant, bet kai jie mirtų, tada Michaelui būtų pareikšti kaltinimai dėl žmogžudystės ir tuomet, kai jo būtų tas teismas, jos tas įrašas, tie parodymai būtų paleisti jos mirties teisme. Jo. Teigiama, kad tuo laikotarpiu apskritai Jungtinėse valstijose nebuvo nieko panašaus daroma ir kad tai būtų pirmas atvejis, kada apskritai galėtų būti duodami parodymai prieš to mirtį, kai tu žinai, kad auka tikrai mirs greito laikotarpiu. Tie prokurorai, jie susisiekė su aukščiausiais teisėjais. Jie ilgai ieškojo įvairių spragų, kad kaip būtų galima tai padaryti, nes ne visose valstijose tuo laikotarpiu buvo net legalu tai daryti, bet jie įsiaiškino, kad Ohajus vis dėlto turi tokią teisę ir kad jiem gali pavykti. Bet kita teismo sąlyga buvo, jog Judy turi tiesiog atsisakyti savo visų vaistų, kai jį duos parodymus. Tai reiškia, kad jai nebus leidžiami jokie nuskausminamieji, kad visiškai nieko, kad kol jį duos savo parodymus, jie tiesiog turės kentėti tą milžinišką skausmą ir duot parodymus būtent tokiu būdu, nes teismas teigia, kad jie turi žinot, kad jinai yra kaip ir vos nesveiko proto ir kad tikrai žino, ką jinai sako. Kadangi negalėjo palikti ligoninės, negalėjo, vykti jokias teismo salės ir duoti ten parodymus, viskas vyko nuotoliniu būdu, juk Judy tiesiog gulėjo savo palatoj viena ir tuomet kiti žmonės per kompiuterį buvo teismo salėje ir jie uždavinėjo jai klausimus, tiek prokurorai, tiek gynyba ir jie galiausiai visus tuos klausimus atsakė ir ta visa apklausa jos vyko kažkur apie 3 valandas. Ir teigiama, kad Judy irgi vėl kažkokiu būdu iškentėjo tas 3 valandas be jokių nuskausminamųjų vaistų ir galiausiai, kai ta visa apklausa pasibaigė, kad jinai tiesiog labai stipriai pradėjo verkti, nežinoma, jinai tiesiog kentėjo ir bandė įsilaikyti tiesiog iki paskutiniųjų. Kitas šiurpinantis dalykas, jog Michaelas, kai jis sužinojo, jog Judy duos parodymus, žinot, kokie jo norai buvo, jis teigė, aš noriu būti toj pačioj palatoj, kur jie yra ir aš noriu stebėti, kaip jie duoda tuos parodymus mano tam ateities teismui. Jo. Nes jo paaiškinimas buvo toks, aš noriu pažiūrėti, ar jinai tikrai nemeluos, nes jeigu aš ten būsiu jos palatoj, jinai tikrai bijos net pameluoti kažką. Jis antiek nesveikas, kad aš nežinau, jis nerodė beje visiškai jokio gailesčio savo praeitam teisme, jis net nesakė, kad jis yra kaltas iki tų būtent dienų ir dabar jis dar sugalvojo, kad jis nori jos tam visam pokalbį dalyvauti. Žinoma, teismas to neleido, nes teigė, tai daug labiau pakenktų tai augai, kad jinai ir taip jau daug išgyvena ir kad tikrai net tu nebūsi toj palatoj ir nežiūrėsi, kaip ji kankinasi, bet tų vaistų ir dar duoda tuos galiausiai parodymus prieš tave. Galiausiai, kai Judy jau davė šios parodymus, jie jau kaip suprato, kad jau jie daugiau nieko kaip ir padaryti negali,
kad tai jau yra kaip ir viskas ir ji ir tai jau ilgas tas dienas ir mėnesius ir kiek vėliau metus kovojo, kad jinai tiesiog išgyventų ir kai jinai jau davė tuos parodymus, jinai jau nusprendė, kad jau gana ir kad galiausiai, kada mirtis jau jai ateis, tada ateis, nes ji jau tiesiog teigia, kad jinai nebegali, nes tas skausmas jis tiesiog yra labai tiesiog milžiniškas ir kad jie jau ir tai labai ilgai tiesiog kovojo su juo, bet kad jinai daugiau jau vienu žodžiu negali ir kad jinai jau norėtų jau tiesiog numirti. Bet kitas dalykas, vėl ji negalėjo mirti nuo vaistų, tarkim, kažkokių tai. Kad jai negalėjo būti jokia atlikta eutanazija ar kažkas panašaus. Ne, kad jinai turėjo tiesiog mirti pati savo mirtim, nes kitaip irgi tie kaltinimai prieš Michaelą irgi būtų kitokio lygio. Judy mirė 2017 metais, birželio 27 dieną. Ji mirė ligoninėje ir ji mirė būtent dėl tų visų jos patirtų traumų. Ir teigiama, kad ji paliko tas 2 mažametės dukras, motiną, patėvį bei brolius ir seseris, kurie tiesiog ją dievino ir norėjo, kad jai tiesiog būtų geriau, bet tiesiog tai buvo labai nerealistiška. Kai Judy mirė, Michael Slager buvo pareikšti kaltinimai dėl jos nužudymo ir iš tikrųjų, kai buvo tos teismo dienos, buvo paleistas jos tas įrašas 3 valandas, kur jinai tiesiog kalba ir pasakoja, kas jai nutiko, tiesiog nuo A iki Z ir koks jis apskritai buvo kontroliuojantis jų visuose santykiuose ir kaip jis prieš ją smurtavo jau ir prieš tai ir terorizavo ją ir nepaliko jos ramybėje ir kad jų santykiai truko vos kelis mėnesius. Tai yra nuo balandžio galo iki rugpjūčio 2 dienos. Tai tik keli mėnesiai. Ir kad galiausiai jisai, kai suprato, kad jinai jau nori kaip ir užsirašyti tą reabilitacijos centrą, kad jis jau ją praras ir kad jis jau negalės jos kontroliuoti, jis tiesiog nusprendė, kad tuomet aš tiesiog tave padegsiu ir atsikratysiu tavęs tokiu būdu. Jis buvo labai nesveikas, netgi teisėjas, kai jis sakė verdiktą, jis teigė, kad jis niekada neteko ją matyti tokio žiauraus žmogaus, kuris net kai Judy vaizdo įrašas ėjo, jis net nelabai rodė emocijų, jis net nei susigraudino, nei nieko, tiesiog buvo šaltas kaip akmuo ir jam visai nebuvo gaila, ką jisai padarė, Judy. Tai iš pradžių, kai buvo teismo tos dienos, iš pradžių prokurorai norėjo kaip ir mirties bausmės, bet vėliau gynyba su prokurorai susitarė, kad jie vis dėlto eis iki gyvos galvos tokio verdikto. Ir galiausiai verdiktas buvo toks, jog Michael Slager buvo kaltinimai dėl to 1 laipsnio nužudymo ir kad jis gavo iki gyvos galvos be jokios galimybės išeiti anksčiau į laisvę. Vienu žodžiu, kad jis visą savo likusį gyvenimą privalės būti kalėjime, kas jau turėjo būti padaryta seniai, palyginus jau visą tą, ypač praeitą kriminalinę praeitį. Aš iš tikrai tik tai nežinau, kiek ilgai jisai prieš tai buvo kalėjime. Aš pasakiau jums tuos jo kaltinimus, bet nežinau, ar jis 5 metus išbuvo, 10 ar kiek. Tai, kaip jau sakiau, jis turėjo kaltinimų nuo seksualinio smurto, išprievartavimų, persekiojimų, smurto šeimoje iki vagysčių ir galiausiai žmogžudystės. Judy Malinovski visada turėtų būti prisimenama kaip labai drąsi ir ryžtinga moteris, kuri tiesiog viena pirmųjų aukų, kuri liudijo savo pačios nužudymo teisme. Ir kad jie išgyveno stiprų skausmą, stiprias kančias, kad tik tai galėtų apskritai duoti visus šiuos parodymus. Jie 23 mėnesius kovojo už savo gyvybę ne tik dėl to, kad jie galėtų paliudyti pati savo teisme, bet taip pat, kaip jau minėjau, jog jie galėtų įvykdyti teisingumą ir kitoms būsimoms aukoms. Judy tiesiog buvo herojė, kaip daktarais reiškė, ir kad tai buvo kažkoks milžiniškas stebuklas, kuris pasitaiko labai retai. Juk mes visi neturėtumėm pamiršti šio atveju ir visi turėtumėm pasisemti iš Judy būtent stiprybės, drąsos ir noro gyventi ir tiesiog noro įvykdyti vis dėlto teisingumą. Ir Judy visas gyvenimas buvo prieš jos akis, ji buvo dar jauna moteris, jai buvo tik tai 31 metai, kai buvo įvykdytas šis siaubingas nusikaltimas, dėl to jai tiesiog viskas buvo tik tai prieš akis. Tai čia yra visa tokia istorija apie Judy Malinovski ir Michael Slager. Kas norit, kaip jau minėjau, galit pasižiūrėti tą dokumentiką, tik sakau, perspėju, nes vaizdai bus rodomi tiek kaip įvyko tas nusikaltimas ir kaip
Maiklas apipylė ją ir padegė ją, ir kaip ji tiesiog ir krenta ant žemės, ir keliasi visus šios dalykus, taip pat kaip ji buvo ligoniniai, kaip ji net daugybę kartų verkė, kai jos visas kūnas siaubingai atrodė, kai ji davė parodymus irgi tenais yra parodyta, kad tiesiog visa dokumentika yra labai stipriai jautri ir tiesiog tikrai nėra skirta žiūrėti kiekvienam asmeniui, nes tiesiog labai žiaurūs vaizdai yra rodomi, bet kas nori, tikrai galit ir sužinositume dar daugiau. Tai parašykite komentarus, ar girdėjote šitą siaubingą istoriją, ką jūs galvojat, kokios jūsų nuomonės, parašykit viską apačioj. Jeigu kažkur suklydau ar kažką praleidau, tai irgi būtinai paminėkite apačioj. O dabar visiems gražios dienos ir tuomet susitiksim kitą mano videoje.